vakar ir užvakar tvarkiausi dviratį, loviau, valiau, labai grandinė buvo prisinešęs, juodai. Atrodo plaudavau, bet vis tiek. Tai viską išvaliau, lyg tai negiržda. Pasirodo, bagažinė buvo atsileidus, jau nuo jos garsas ateidavo. Kažkas pedaluose kažkur tai dar yra to tokia tark, bet iki gal dar nesuprantu iš kur jisai. Išsiploviau krepšius, žodžiu viską, toks įspūdis, kad kelionė baigėsi. Taip tvarkaus, bet noriu kažkaip tai, kad tvarkingai nuvažiuoti tą kelionę. Tai viską tvarkau, persidėliau, išsiskelbiau. Tai va, šiandien noriu papasakoti vieną dar iš priežasčių, kodėl šitą kelionę vyksta ir kokie jos tikslai. Tai vienas pagrindinių tų tikslų tos kelionės tai yra pažinti save, suprasti daugiau apie save. Tai konkrečiai šiandien tai noriu pakalbėti apie baimės. Apie savo baimės ir gal tai bus naudinga ir jums. Tai pirmiausia, kad prieš kokius gerus metus laiko vienas mano kolega Aidas vienas sutikimo metu pasakė, kad jisai turi daug baimių. Ir aš taip nustebau, atrodo tvirtas vyras, kaip čia toks baimės. Bet kas įvyko tada, tai aš pradėjau savo uždavinėti tą klausimą, kad aš tikrai nieko nebijau, kas čia. Ir aš supratau, kad aš daug tų baimių tiesiog ignoruoju, jos tokios nėra stiprios, bet aš jas ignoruoju arba jos slepiasi pas mane kažko kitu. Tai aš pas save pradėjau atrasdinėti tas tokias baimės, kad aš bijau ir tas baimė, kad ta baimė nesirealizuotų, aš pykstu ant kitų žmonių, pykstu ant savęs. Ir tada supratau, kad aš irgi turiu čia baimių. Ir kuo toliau, tuo labiau pradėjau suprasti. Aišku, aš jas valdau, ne visas, bet didžiąją dalį jų suvaldau. Bet šitą kelionę, kuo nuostabi pabūti tose baimėse ir pavystyti tą tokį pasitikėjimą savim, kad aš galiu tas baimės įspręsti. Tai va, ta baimė, tokios baimės šitos kelionės kas liečia rėmuose, tai kaip aš būsiu be šeimos. Tada tokia baimė, kaip man reiks važiuoti keliu ir aš esu vienas, jeigu mane partrenks. Pavyzdžiui, kas tada vyks, ne? Tada kita tokia baimė, kurią aš jaučiu, tai yra kaip miegoti kažkur tai laukimiai. O gal kažkas ateis, gal čia kažkas mane užpuls naktį, kažkaip, atsitiks kažkas, tai va tokio, tokia baimė. Tai nebūtinai žmogus, tai gal gyvūnas kažkoks, tai tokių baimių. Ir tos baimės dar ką daro su manim, tai jos tada paralyžuoja mane, jeigu aš nepykstu, bijau važiuoti kažkur, nežinau, kur aš miegoti. Aš pradedu atidėlioti tą važiavimą, kažkaip pradedu tempti gumą, kažką pradedu ten kito daryti. Nesąmoningai sabotuoju tą savo veiklą, kurią aš čia dabar nusprendęs daryti. Tai va, tai dar tos baimės, kad suges dviratis taip, kad aš negalėsiu pataisyti, ką toliau darysiu. Ir vienas iš tų būdų, kaip su tom baimėm, kaip tas baimės valdyti, tai aš darau, kas jeigu. Gerai, kas jeigu suges dviratis, ne? Tai pirmas dalykas, skaitai toks bendras, kas jeigu, tai aš tiek savo, tiek kitiem pasakiau, kad, gerai, jeigu man čia labai neis, arba aš labai šito nenorėsiu, tai aš tiesiog galiu bet kurią dieną paimti ir nusimti. Tiesiog galiu, kainuos daug, kainuos papildomai, bet, galiu sustoti, pasimti kažkokį tai mašiną, taksį, sustabdyti kažką, nuvažiuoti iki oro uosto ir išskristi. Išskristi namo. Tai va, tai kaip ir ta baimė tokia, tada jin tokia nėra stipri, nes aš žinau tokį veiksmų planą. Tokius pačius veiksmų planus turiu, kas jeigu. Pavyzdžiui, jeigu nerasiu viešbutį, kas tada? Tai turiu palapinę, turiu miegmaišį, miegosiu kažkur tai susiradęs vietą. Kas jeigu kažkas tai naktį atsitiks? Tada, pavyzdžiui, įdomiausias tai toks mano veiksmų planas, kas atsitiks, jeigu aš, pavyzdžiui, nukrysiu ir kažkas negero man atsitiks. Tai mano mama to nežino, bet jinai tame plane mano dalyvauja. Jinai turi mano lokaciją ir aš žinau, kad jinai mane kiekvieną dieną stebi, kur aš esu, kaip aš važiuoju, nevažiuoju, nes būna paskambina, sako, matau, kad pradėjai važiuoti, buvai sustojęs. Tai va, jinai mano to rizikų valdymo plano dalis, kad kas bus, jeigu man kažkas atsitiks tokio, kad aš nevažiuoju ilgai. Aš manau, kad jinai skambins
eskaluos tą tenai skaistiai kitiem, kad kažkas negerai, Raimundas jau ten 6 valandas nevažiuoja. Nu tai va, tai toksai rizikų valdymo planas, kas jeigu. Ir tokių rizikų valdymo planų ir tokių pasiruošimo netgi dalykų aš esu daug padaręs, tai yra tenai, pavyzdžiui, ir tagai sudėti į kiekvieną krepšį, kad jeigu, pavyzdžiui, pavogtų krepšį, ne? Aš žinau, kuriam krepšį pas mane vertingi daiktai, kuriam yra mažiau vertingi. Tai visme, jeigu ten, pavyzdžiui, pavogė vieną, kuriame yra kompas, tai aš dėl jo labiau pergyvensiu negu tą, kuriame yra tik drabužiai. Nu, tai vat, atitinkamai jau toks kažkoks rizikų bandymas valdyti. Signalizacijas uždėjęs ant dviračio, nusipirkė spyną, dviračių prirakinti ir panašiai. Tokie čia paprasti. Bet esmė šito, ką aš norėjau pasakyti, tai gal daugiau yra ne tai, kaip aš esu pasiruošęs ir kokie čia tie. Bet mano daugiau esminis dalykas yra pasakyti tai, kad aš turėjau tokį iliuzinį labai seną įsitikinimą, kad baimės galima įveikti. Mes dažnai sakom, reikia perlipti per save, dar kažką. O dabar aš galvoju, kad visgi tos baimės jos nedings, jos niekada nedings, visą laiką bus. Ir turbūt normalu, kad jos yra, nes jos saugo mane nuo visokių nelaimių. Jos kaip ir toksai rizikų valdymo planas. Žiūrėk, Raimi gali dviratį sugesti, Raimi gali tą mašiną patrenkti. Tai čia Raimi gali naktį kažkas tave apiplėšti. Tai čia yra toksai kaip, kas gali atsitikti su manimi. Toks mano smegenis traukia scenarius, kas blogo gali atsitikti. Bet ką aš suprantu, tai aš suprantu, kad aš galiu veikti. Man baisu, bet aš einu vis tiek darau. Aš bijau, bet aš vis tiek noriu eiti ir šitai daryti. Tai manau, kad šitas labiausiai ir yra tas, kas stiprina mane, kas duoda man daugiau pasitikėjimo savim, kad aš baimės negaliu įveikti, bet aš galiu tas rizikas, netgi ne baimės, o rizikas galiu suvaldyti. Baimė jinai yra kaip baimė, bet jinai manęs tada taip nestingdo. Aš nepradedu taip atidėlioti ar dar kažką daryti. Aš tada pradedu tą baimę sumažinti ir pradedu veikti. Tai aš manau, kad labai svarbus dalykas yra veikimas. Kai yra baimė, tai reikia veikti. Tai aš tada, kada veikiu, tada aš suprantu, kad ta baimė yra, jinai nesirealizuoja. Aš nekalbu dabar, realiai, nerealiai, įsigalvota, bet apskaitai, tai tos baimės yra kaip saugikliai mano, bet aš darydamas tiek veiksmus, tiek veikdamas, kad ir mažais žingsneliais, aš suprantu, kad yra dar milijonas kitų variantų, kurie gali įvykti. Turime nebūtinai rizikingi. Ir tai man padeda susitvarkyti. Tai man padeda daryti pažangą. Ir tai aš suprantu, kad yra labai stiprus dalykas, kuris veda į mano tikslus. Tai visą tai, ko aš nesąmoningai darydavau, nes to labai aiškiai nesuprasdamas, kad tos baimės tai yra mano stabdžiai, kurie trukdo man judėti įgyvendinant mano tikslus. Kasdien. Tai aš suprantau šitai, tarp kitko, yra knyga labai, bijau, bet darau. Ar bijok, bet daryk, aš įdėsiu nuotrauką. Tai toje knygoje taip ir sako, kad mes visi bijom, bet reikia daryti. Nes esmė tame, kad jeigu mes bijom suklysti arba bijom kažkas nepavyks, tai ir dėl to nedarom, tai iš principo mes niekur nejudam. Tai nieks neįvyksta. Tai reiškia, jokia pažanga nevyksta tuo metu, nes mes nedarom nieko. Tai jeigu mes sugebam tą baimę valdyti taip, kad aš bijau, bet nors mažiukų žingsniukų žengiu į priekį, judu į priekį, tai aš vis tiek einu ir sprendžiu kažką, kuriu kažką. Tai va šitoje vietoje toje knygoje sako, baimė nedings, reikia tiesiog judėti. Reikia veiksmai, svarbiausia veiksmai. Tai veiksmai ir tie patys kuo ambicingesnis tikslas, tuo daugiau baimių, turbūt taip. Kuo didesnis tas kuo didesnė griūtis, kuo didesnis pokytis planuojamas, tuo natūraliai ir atsiranda baimė. Bet aišku, yra gal žmonių, kurie neturi tų baimių apskritai, be baimiai. Jie gal kažkaip tai
Bet aš nemanau, kad tai yra labai kažkoks geras dalykas, bent jau man. Aš manau, kad tos baimės yra man naudingos, jos tiesiog yra saugikliai, kurie perspėja mane apie tai, kad su manim gali kažkas įvykti, kažkoks negeras dalykas, kažkokia nelaimė. Tai yra, kaip rizikų vertimo scenarius, kaip jau sakiau. Tai va, tai aš šitoj kelioniai labai daug pabūnu tose baimėse ir man labai patinka jas dabar spręsti ir tais pabiški, mažiukai, žingsniukai, jas valdant. Tai apie baimės šitas video.